Sveiki. Aiškesni gyvenimo tikslai, geresnis automatinių minčių supratimas padeda geriau kontroliuoti save. Savikontrolė dažnai yra pagrindas streso įveikimui. Žmonės sugebantis geriau kontroliuoti save, savo mintis, savo jausmus, savo kūną, lengviau įveikia stresą, ar bent jį susilpnina. Kad todėl visiems norintiems geriau kontroliuoti stresą, jo požymus praverstų savikontrolės į įgūdžių tobulinimą. Pradėsime nuo raumenų savikontrolės. Šiandien kalbėsime apie jų kontroliavimą, nes akivaizdu, jog atsipalaidavęs žmogus negali tuo pat metu ir nerimauti. Pažvelkite į katiną, turbūt ne vienas jį turi. Katinas sugeba atsipalaiduoti bet kurioje padėtyje, bet kurioje vietoje. Mums irgi praverstų panašus gebėjimai. Nes jeigu sugebėtume atpalaiduoti savo raumenis, tuo pačiu nuramintume ir mintis, nuramintume ir tą vidinę įtampą. Norint geriau kontroliuoti raumenis, reikia įsidėmėti keletą dalykų. Pirmas iš jų, kad raumenys atpalaiduojami staigiai, iškvepiant. Tai yra, iš pradžių giliai įkvepiame ir po to staigiai atpalaiduojame raumenis. Priešingas procesas. Raumenų įtampos sukėlimas vyksta labiau tolygiai. Lėtai įkvėpdami kartu įtempiame į raumenis. Gal tie žodžiai atrodo pernelyg sudėtingi, bet manau, kiekvienas gali lengvai įsivaizduoti, prisiminti, kaip stūmė sunkią spintą, kėlė sunkų krovinį, kaip keliame. Iš pradžių įkvepiame ir tada jau susikaupę ir keliame. O po to, ką darome, kai nunešėme jį ten, kur norėjome, tą sunkų įkrovinį, tada sakome ir atsipalaiduojame. Staigiai. Tas pats principas galioja, kalbant ir apie sąmoningą, kryptingą raumenų atpalaidavimą. Mes išmokę atpalaiduoti raumenis, išmoksime, turėsime kaip ir postūmį kitiems savikontrolės pratimams, kitiems savikontrolės būdams. Pradžiai gal užtektų pamėginti atpalaiduoti plaštakos ir veido raumenis. Todėl, kad mūsų kūnas nevienodai atstovaujamas smegenyse. Plaštakos raumenims valdyti, pirštams valdyti, yra skiriama apie 30% smegenų žievės paviršiaus. Veido raumenims apie 40%. Todėl, kad mūsų mimika išraiškinga, jinai perduoda jausmus, mintis, galų gale akių judesiai tiesiogiai veikia žmogaus mąstymą. Na, o pavyzdžiui, kojos raumenų valdymui, nors koja akivaizdžiai didesnė už plaštaką, yra skiriama daug mažiau smegenų paviršiaus. Todėl visada labai svarbu, siekiant atsipalaidavimo, gerai atpalaiduoti veido raumenis ir plaštakų raumenis. Paprastai likusios kūno dalys tarsi seka paskui juos. Atpalaiduoti raumenis nėra paprasta, todėl reikėtų išmokti keletus pratimų. Tai pažymėčiau, kad šitie pratimai nėra raumenų stiprinimo pratimai, o mokymasis atsipalaiduoti. Vienas iš jų – pakelti antakius aukštyn, įkvepiant ir iškvepiant staigiai juos nuleisti. Padaryti tai 3, 4, 5 kartus. Kitas pratimas, jis irgi susijęs su veido raumenimis. Įkvepiant lūpų kampučiai. Suspaudžiami ir keliami tarsi į viršų. Iškvepiant staigiai atleidžiam.
raumenys staigiai atsipalaiduoja. Dar vienas pratimas, jį geriau atlikti gulint. Gulite ant nugaros, žinoma, ir rankomis keliate galvą, rankos pakištos po sprandu. Keliate galvą, o iškvepiant staigiai atpalaiduojate. Sprando, kaklo raumenis, pečių juostos raumenis ir vėl atsidurėte gulimoje padėtyje. Dar vienas pratimas. Stovite, kiek atsilenkę. Rankas keliate į viršų, įkvėpdami ir iškvėpdami staigiai nuleidžiate. Dar kartą pabrėšiu, tai ne pratimai raumenų jėgai, tai pratimai išmokti pajusti atsipalaidavimą. Išmokti pajusti atsipalaidavimą kūno raumenų atpalaidavimą. Tai pratimai padedantis tiesiog pasijusti katę, kuri gali atsipalaidavus miegoti, kad yra ketinio radiatoriaus. Tokių pratimų yra daug, todėl galėčiau jų vardinti ir vardinti. Tai ir padarysiu, dar keletą pratimų išvardinsiu, tam, kad pasirinktumėte tuos ar tą, kuris jums atrodo lengviausias ar patraukliausias. Taigi, vėl gulite ant nugaros ir pakeliate rankas. Kartu suspausdami kumštį. Visą tai darote įkvėpdami. Iškvėpdami staigiai atleidžiate ir leidžiate joms tarsi nukristi. Na, jau žinoma taip, kad nesusitrenktumėte. Pabrėžčiau, jog šios pratimus reikėtų padaryti, gal kokias 3-4 dienas. Kada pajusite, kad sugebate atpalaiduoti raumenis, daugiau jų daryti nereikia. Jeigu kartais pamirštumėte tarsi, kabutėse sakau, tada vėl pakartokite. Jie yra skirti išmokti atsipalaidavimą. Ir galiausiai, jeigu kas nors jau labai tingi, nenori mokytis, tai gali bent padaryti vieną paprastą pratimą. Gulėdamas ant nugaros, įkvėpdamas įtempti viso kūno raumenis ir iškvepiant staigiai juos atpalaiduoti. Padaryti tai keletą kartų. Turėtų tai trukti 2-3 minutės. Svarbiausiai pajusti šį pojūtį. Pajusti atsipalaidavimo pojūtį. Kai atsipalaidavimo pojūtį pajusite, manykite ir žinokite, kad pratimus jau išmokote. Dar vienas svarbus patarimas. Daugelis žmonių lengviau pajunta atpalaidavimą tam tikrose kūno vietose. Galbūt vienam lengviau atsipalaiduoja veido raumenis, kitam plaštakos, dar kurio raumenų grupės. Galite pasinaudoti šią patirtimį ir tarsi plėsti atsipalaidavimo pojūtį į visą kūną. Jeigu tikrai jaučiate, kad, sakysime, plaštaka atsipalaidavusi dešinės rankos, tai pamėginkite tą pojūtį plėsti į visą kūną. Tam skirkite 3-5 minutės, to visai pakanka. Ir visų šių pratimų visuma, kaip jau sakiau, turėtų suteikti jums kūno raumenų atpalaidavimo pojūtį. Tai gera įžanga į tolesnius pratimus.